Nu ir atvykom tarp kalnų, įsispraudęs yra Eifelio tiltas, kurį projektavo Gustavas Eifelis. Toks paspatukas, tarp trobų pasislėpęs. Nu ir va, kur mūsų atvežė. Pasakiški kalnai ir pasakiški vaizdai. Va, darysim fotosesiją. Nu va, paliko mus taksistas, davė kelias valandas pasivaikščiot po Boržomio centriuką. Atėjom į centrinį parką, tokį išpuoselėtą, gražų, dailų. Labas rytas, šiandien mes paliekam Bakurijanio miestelį ir vykstam į greta esantį Boržomio kurortą, kuris yra maždaug 30 km atstumu. Tai keliaujam apsidairyti. Доброе утро. Опа-па. Kalnai ir laukinės gamtos grožis tai neatsiejama Sakartvelo dalis. Tad vaizdingu maršrutu nuvykome link pirmojo mano dėmesį patraukusio objekto. Prieš kelis metus čia dar veikė siaurojo geležinkelio linija, vietinių vadinama Kukuška. Елки это. Да. Вот так же было. И там тоже видно, до какого места доходило. Nu ir atvykom tarp kalnų, įsispraudęs yra Eifelio tiltas, kurį projektavo Gustavas Eifelis. Bet dabar jis nenaudojamas, nes nebėra tos traukinio atšakos, kuri jungia Boržomį ir Bakurijanę, tai vat ir stovi toks liūdnas ir apleistas. Du kurortus jungusi siaurojo geležinkelio linija buvo 37 km ilgio. Deja, dėl vis mažėjančio populiarumo, galiausiai buvo nuspręsta šio transporto atsisakyti. Pakeliui dar prasukame pro nedidelį kaimelį, kuriame slepiasi ypatingo grožio vieta. Toks paspatukas, tarp trobų pasislėpęs. Nu ir va, kur mūsų atvežė. Pasakiški kalnai ir pasakiški vaizdai. Va, darysim fotosesiją. Čia šalia tos atodangos yra bažnytėlė, sutvarkyta teritorija, tokia ramybės oazė. Gražu, visai jauku. Ir iš kitos pusės irgi vaizdeliai nemažiau įspūdingi, nemažiau gražus. Ir kalniukai tai tokie nevaikiški. Džamalas mum kaip tikras gidas praveda ir ekskursijas. Pavežioja ne tik ten, kur mes prašom, bet kadangi vietinis, tai ir pats žino gražiausius kampelius šitam regione. Nu va, pasigražiam vaizdais, apėjom labai gražią teritoriją. Dabar tęsiam kelionę link Boržomio. Ну не Važiuoja Boržomio kurortą po truputį. Да, выпадает всегда. выпадают, но много. Čia viršui veikia keltų linija ir mes planavom irgi su keltu iš apatinės dalies keltis į viršutinę, bet vairuotojas labai norėjo pats mus čia užvežti, tai nu ir susitaupėm, šiek tiek valiutos nebereiks kilt. Va, net tokiam kaimukė stadionas aukšto lygio yra. Yra ir kur mums pasistiebti šito klausimu. Nu va, paliko mus taksistas, davė kelias valandas pasivaikščiot po Boržomio centriuką.
Tai atėjom į centrinį parką, tokį išpuoselėtą, gražų, dailų. Kiek bilietukas kainavo? 10 larių 2 žmonėms, tai čia grubiai apie 3 eurus, abiem po eurą 50. Bet gamta tai išpuoselėta tikrai čia jau su priežiūra. Nu, pasigrožėkim. Fainiai, saulėta, graži diena, daug žalumos. O, vandeniuko biuvetė. Reikia paragauti. Sakyčiau, 2 pagrindiniai skirtumai tarp Dokuriani ir Boržomio, tai vienas yra, kad čia žaluma, čia tikras pavasaris, o antras, kad žmonių gerokai daugiau, nes jeigu pas mus visiškai tuščia, tai čia gyvybės yra. Nėra perkrauta žmonių kiekio, bet tikrai jaučiasi, kad ne vieni esam čia. Labai daug naudingos informacijos iš taksisto, mūsų draugo Džamalo sužinojom. Tai esmė, kad čia šito kurorto pats pikų pikas yra vasara. Gegužės, birželio mėnesiais jau toks startuoja tikras turizmo sezonas. Tai dar šiek tiek laiko yra iki to. Dar matos irgi ne visos kavinės, ne visi barai dirba. Bet lyginant su tuo, kur mes buvom prieš tai kelias dienas, tai tikrai gyvybės čia jau nemažai ir balandžio mėnesį. Čia Laipynių karstinių parkas. Dar neveikia, bet panašu, kad greit atsidarys. O, parkas tikrai labai vaizdingai vietoj įsikūręs. Kriokliai tokiam aukštume. Ir dar yra keli kriokliukai. Nu, įspūdingos panoramos tikrai. Panašu, kad priėjom parko pabaigą ir čia jau prasideda miško tokie takai, takeliai, keliukai. Tai čia turbūt galima ir kažkur aukštai į gamtą prasižygiuoti, jeigu tik noro ir jėgų. Dar šiek tiek pasigrožėjome išpuoselėtų centrinių parkų ir keliavome į pagrindinės Boržomio gatveles. Šiaip tikrai galima pagirti, miestelis tikrai fainiai gražiai apsitvarkęs, gatvės šaligatviai, suoliukai, apšvietimas, viskas jau tokiam neblogam lygiai, tvarkingai. Tai dabar einam link centriuko, ieškoti kavinukės, kur prisėst ir gal kokį suvenyrą vieną kitą nusipirksim. Panašu, kad keturračių verslas čia neblogai yra išvystytas, daug visokių skelbimo. Galim išsinuomoti ir pasivažinėti. Nors atrodo ir tikrai garsus kurortas, žinomas, bet su maitinimu šiek tiek yra reikalų. Pabandėm porą kavinukių apeiti. Tai, didelio įspūdžio nepadarė. Įdomu, ar į šitą viešbutėlį galima patekti, nes pro vieną tiltą ėjom, tai tiltas uždarytas buvo. Jeigu įmanoma, tai čia papietautume. Jeigu ne, ieškosim toliau. Atėjome į Boržomio kurorto viešbutį, restoraną pavalgyti, papietauti. Pasirinkimas čia džiugina, kainos irgi nesikandžioja. Tai džiaugiamės aplinka, nes aplinka tikrai verta dėmesio. Gražiausias pastatas, kurį turbūt esame matę čia.
Baržomis yra be galo garsus kurortas, kurio vardą visi tikriausiai esam girdėję, tai natūralu, kad labai norėjom ir ten nuvykti. Tai įspūdis gana neblogas, nes lyginant su Bakurijaniu yra gerokai daugiau žmonių, daugiau judesio, mašinų, kavinių, pramogų, tai toksai šurmulio, jau buvom pasiilgę šurmulio, nes pirmas 3 dienas buvo vieni su gamta, tai šiek tiek norėjosi ir kitokių alternatyvų, o labiausiai patiko tai aišku centrinis parkas, kuris tikrai net ir pagal mūsų standartus pakankamai neblogo lygio, švarus, tvarkingas, žaliuojantis, su augaliukais, upeliais, tai tikrai smagi tokia vieta, kur verta būtų užsukti kiekvienam. Nu kaip įspūdžiai iš Baržomio? Labai gerai, labai patiko, kas nustebino, tai ir prabangos čia yra, ir įdomių vaizdų, ir kalnai, tai verta dėmesį, tikrai nepasigailėjom, kad atvažiavome čia šiandien. Tos kelios valandėlės greit pakankamai prabėgo, laukiam dabar Džomalo ir grįšim namo į savo viešbutuką. Pats Baržomis tai jaukus toks kurortėlis, nedidelis, bet turi labai gražų parkelį. Tai prabėgo mūsų įspūdžių kupina diena Baržomyje. Serpantininiais keliais pro laukinę gamtą grįžome namo. O kitą rytą mūsų laukia ilga kelionė link Sakartvelo sostinės. O apie tai kitas vlogo epizodas. Tokie vaizdai nuo tilto į senamiestį Tbiliso. Tarp daugiabučių toks yra tiltukas labai įdomus pasislėpęs.